Socialdemokratai Marijampolėje visuomet dirbo aktyviai. Visi darbai liudijo rūpestį žmonėmis ir jų gerovę. Dėmesį jautė ir senas, ir jaunas. Socialdemokratai pasiryžę ir toliau dirbti žmonėms, kurti geresnes gyvenimo sąlygas. Todėl rinkimuose geriausias marijampoliečių pasirinkimas – socialdemokratai. Ta partija, kuri turi pakankamai žmonių, kurie galėtų dirbti atsakingose pareigose, tą mes esame įrodę ir mūsų partija yra pati didžiausia. Socialdemokratai ir didino pensijas, ir skiria didelę paramą šeimom auginančiom vaikus, ir visom įmanomom priemonėm kūrė darbo vietas ir mažino nedarbą. Socialdemokratai tai yra ta partija, kuri savo rimtais darbais įrodė, kad jiem yra svarbiausia žmogus. Mes dar turime daug ką padaryti. Mes turim laimėti Konstitucinį teismą dėl pensijų, dėl atlyginimų, dėl bedarbystės. Dėl Lietuvos socialdemokratai dabar sunkiai dirba. Dėl Lietuvos ir dėl Marijampolės žmonių dirbti pasiryžęs ir socialdemokratų kandidatas į Seimą Albinas Mitrulevičius. Albinas tarp paprastų ir iš paprastų žmonių. Rūpestingas, sąžiningas, ištikimas, tvirtas ir geros širdies. Aš manau, kad tik nuo tokių žmonių priklauso valstybės sėkmė. Socialdemokratus vienyje bendras tikslas – gerovė visiems. O dirbant išvien viskas įmanoma.